Apie aikštę, treneri, gal pasakykit, apie aikštės gynybą. Vat, kaip čia pasakyti, nenaudojom jos beveik niekada pasirengimo metu, vakar biškai naudojom ir šiandieną irgi iš pradžių metė, pastatėm aikštę ir viskas uždaryti. Ne vienos minutės aikštė. Nebuvo? Buvo. Ne, tik jums atrodė. Bet tokia kažkokia kitokia gynybos ten. Čia pat jau yra gynybos interpretacijos, bet aikštę mes šiandieną tikrai nesigynėm, nes nebuvo reikalo išradinėti dvi, čia mes gerai gynėmės. Ir šiandieną būna gynybos, kada, sakykime, komandos galingos ir tu stengiasi prie užtvarų, prie visko likti su savo žaidėju. Būna komandos kaip šita, kurie yra metikai, kada tu stengiasi dengti perimetrą ir keitiesi taip, kad stengiasi didesnį laikyti viduje, o mažesnis visą laiką keičiasi išeidinėjant perimetrą, nesvarbu prie kokių keitimuose, ką mes šiandieną naudojam ir neblogai naudojam. Galbūt Pačioj pradžioj, ne? Pačioj pradžioj mes kažkiek buvo kažkoks nervuotumas, kažkiek tai buvo, mes neužpuolėm, dėl to buvo tas nervuotumas, bet dar gynėmės pusę velnio, o po to visus 3 ketvirčius gynėmės tikrai labai, labai neblogai ir nebuvo tokių didelių problemų. Ar esate patenkintas, kaip vaikas? Pirmiausia, sveikinu su patekimu į kitą etapą. Kaip ir praeitais metais visko buvo šitam pirmam etape ir dar laukia mūsų labai svarbios rungtynės. Tuos paskutinius 3 kėlinukus buvo labai gera koncentracija. Praktiškai jie darė tai, kas reikėjo. Galbūt nebuvo tokio didžiulio rezultato įmesto, bet ne taip lengva, kai vaikaisi tokia greitą komandą, kai neleidė jiems išmesti tų 3 taškų, kurie išmeta paprastai daugiau negu 2 taškų. Kai jie labai greitai bėga ir tą kamuolį gerai pasuoja, tai nebuvo tiek lengva. Bet šiandieną susitvarkėm. Dabar reikalinga analizė prieš Slovėniją. Kaip matėt, pabaigoje taupėsi irgi neleido savo pagrindinių žaidėjų šiandieną. Taip, kad laukia įdomi kova. Teko kalbėti su slovėnų žurnalistu, tai jisai sakė, kad visi Slovėnijoje absoliučiai yra įsitikinę, kad komandos skaičiuos rytoj taškus. Ar kreipsit dėmesį į taškus? Matot, jeigu kad taškus reikia žinoti, tai vienas dalykas, bet kai skaičiuoti nereikia, tai tikrai, nes žinojimas ir tas skaičiavimas žlugdo žaidimą. Tu visą laiką galvoji apie kažkokius skaičius. Reikia rytoj žaisti mums stengtis laimėti. O paskui, kai bus, tai bus. Ir ten, žinot, pradėsi skaičiuoti, pradėsi kažką, tai nusiskaičiuosi ir bus tik tai nesąmonės. Apie šiandienos dvikovą dar toksai įdomus faktas, kad komanda nemetė nei vienos baudos. Jo, pas mus yra toks susitarimas komandoje, kad jeigu komanda, sakykime, meta mažiau 75% baudas per varžybas, tai tada iki sekančių varžybos per visas treniruotės, kada mes metam baudas, mes skaičiuojame ir už tam tikrą skaičių baudų jie privalo bėgioti aikštelės. Jeigu jie mesdami baudos viską įmeta, tada bėgioja treneriai. Per šį sezoną vieną kartą buvo, kai jie viską įmetė, o jie turbūt šiandieną nemetė ne vienas baudos, kad bijojo, kad teks bėgioti, tai pasisaugojo. Treneris, Donato Motiejūną laikėte štartą? Jo, tam laikiau ilgiau ir Donatą ir Valančiūną, kad po vakar dienos tą ritmą pagautų. Nebaisu buvo, kad galėtų susigalvoti. Žiūrėkit, dar kartą sakau, yra neteisingas aiškinimas, kad nieko nedaryk, gulėk lovoj ir paskui ateis čempionatas ir žais. Reikia ruoštis, reikia kontaktų, reikia varžybų, reikia sunkių varžybų, kitaip tu nepasiruoši. Deja, mūsų darbas yra toks, kad galimos ir traumos. Ir kuo daugiau saugaisi, tuo didesnė galimybė tą traumą gauti. Paprastai yra. Ačiū.